Nu, matom nepriklausomybės alėją, kokia pasidarė dabar. Europos Sąjunga duoda lėšas ir viskas daskanalina, keičiasi. Tiek šaligatvė, tiek gatvė. Vietom atrodo platesnė. Vienoje pusėje namai renovuoti, kitoje dar ne. Namus renovuoja ir pasidomu, kad paliekami yra kaminai. Toks įspūdis, kad žmonės nebeturi centralinio apšildymo. Samžinsim, kas finansuoja, iš kur lėšas. Prie vienų namų yra matyti irgi krūvos malkų. Matyti, kad žmonės išsisaugoja arba persimūrėja pečiukus. Žino. Nu, viskai po Lenino 26 namo kiemą pasidairysim. Šiaip viskas išlikė kaip buvę, atsirado tai tokios elektros spintos bajavos. Jie žino, kam jis reikalingas. Negi netilpo. Sakant, ten, kur ir buvo koridoriai, ar visi remontai, įvažiavimai išbjauratą. Ar kaimynų namas lygiai taip pat turi įsigijęs tokias elektros spintos, kurios matomas ir prie kitų pastatų. Nesuprasi, kam jis buvo reikalingas. Dar iš vieno tokio akcento šitie bordiūrai tokie aplink namus, kam jie buvo daromi. Čia estetinis toks buvo supratimas, dabar renovuojant, jisai yra nukapojami. Nu, gimtoji laiptinė, kaip be atrodo. Skidelis išlikęs. Nu, čia tai jau reformas, pavaičiukas, sauliuko padarytas. Tilko durės dar panašias, atrodo. Sudarė vaikas į palėtą šikarną. Nu, kaip ten dar gyvena. Nu, viskai pasižvalgysim po buvusį Lenino 28 namo kiemą. Tas pasikeitė, matosi, kad grybų pridygė, tu ne grybų krepšį su kažkuo, tai gal su grybais, gal su kvietkais. Klasioko balkonas, pagražėjęs. Na ir vėl tas spintos. Danmodė. Viską čia pažiūrėsim. Soliukas susitaisęs. Man atrodo, kad jis ir senokai buvo tos. Taip toliau ir taip toliau. Gražuose Hebra работает. Sunkiai dirbti visi. Stолько делов. Prie buvusios autobuso stoties, čia dabar iš nugaros žiūrint, radau liekanas buvusios tvoros, kuri stovėjo, tokio tipo tvoros stovėjo tarp visų namų akmenė. Dar radau. Vienoje vietoje išlikė, gal dar aišku, kur išlikė, bet man jau neteko nieko daugiau pastebėti.
Darbininkai kalas tokius drasko. Nukalinėjo šitą bordiūrą, kurį čia jau minėjau, kam jie buvo daromi anksčiau. Čia dar buvo jie skardinami. Čia dar galim pasižiūrėti buvusi restoraną, iš kurio jau nieko neliko. Paspaksosim, kaip atrodo dabar pirma vidurinė ir kas iš jos pasidarė. Bet mokytis čia jau nebereikia. Nes užrašo mokytis, mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis nebelikia. Prasuksim dar, kokioj čia aplinkoje esam. Tai va. Pasigerėsim vaizdu nuo centrinio įėjimo į kultūros rūmus. Pažiūrėk, kas čia matosi, bet kad bardakas šiuo metu yra, tai galima turbūt suprasti nesunkiai. Renovacija, šventas žodis, akmeniai šiuo metu. Dabar tą pačią aikštę pažiūrėsim. Iš kito kampo. Apsisuksim ratu. Dar iš vieno taško tą pačią aikštę perbėgsim, kad visos žemė krūvos būtų matyti. Ir tuo pačiu jau dalelypite pamatysim renovuoto šaligatvio. Net įvažiavimai į kiemus ir tie tvarkomi tokiom plytelėm. Žodžiu, turėtų būti gražu. Čia šalia esanti, šalia kultūros rūmų, vienas šalia tokius matosi. Ką pavirto senoji pieninė vadinama. Naujasis akmenėtis, kuris galėtų daugiau papasakoti. Ir kaip kalsiokas vienas sakė, tiesiai į kampinę. Kas dabar kampiniai? Aišku. Kaip nieks neaišku, automobilių remontai kieme įsitaisė, supirktuvė. Žodžiu, gyvenimas verda. Nu ką, pažiūrėsim, kaip pirmoji mokykla išsilaikys. Žolynų daug, krūmynų daug. Iš visų pusių. Langai. Kai kur dar lygia, kai kur dar skilių yra paskaitų. Patvarkyti reikėtų, aišku. Prieisim arčiau. Viduje pažiūrėsim į senas lentas, kurios dar gal mano kojas prisimena. Čia kažkur lenta likti turėtų būti. Kažkodėl neišlikę, nieks nesirūpina autentika. Visiškai. Ir tokie dar šviestuvai matosi. Dabar matom aktų salę. Tas pačios senosios mokyklos, kaip jinai atrodo iš užpakalio, kur buvo, taip sakant, pabaigtuvės vidurinės mokyklos. Pažiūrėsim, kas viduj. Na, viduj, sakyčiau, gan draugiška aplinka, nes pasitinka užrašas, kaip matom,
ir galim žiūrėti, sveiki atvykę. Na ir kur ta scena buvo ten. Buvo. Šviestuvai, kas įdomiausia, priešgaisriniai pastatyti, matėsi, kad suprato medinės lubas, bet kokių nepakabysi. Nors vis scenos tai dienlempės. Nu ką, kaip ir nėra kom skūstis. Viskas taip ir neblogai. Išsilaikė dar šiek tiek. Pastebėjau dar tokius ornamentus, ar kaip juos pavadinti, kurių niekad gyvenime nebuvau pastebėjęs. Nei čia langas, nei čia ką. Nu, padaryti abiejose galuose tokie dalykai. Ir kas čia norėtų padaryti, labai įdomu. Anksčiau žmonės kažkaip dėl estetikos nesiskaitydavo su laiko sąnaudom. Na ir ta pati aktusalė, čia matosi iš to paties galo. Keletą unikumų, sakyčiau, šitokia krepšio stovas, grakštos ar beveik supuvęs, bet visai būtų tinkamas dar naudoti. Ir čia pasisukus iš karto yra įdomus namas. Su tokiu užrašu. Praktiškai nieko panašaus man nėra tekę matyti. Nors duris atlapus. Ir paimiuš. Viena dalis buvusio darželio už pašto pavirto į restoraną. Lokava. Ta dalis kažkokia administracinė pastatai, net nežiūrėjau. Knygynas už akmenos parduotuvės. Tapas Skuduryno. Dvasinis penas iš Kurlinių meno. Knygynas žymus to, kad maždaug 92 metais įsigijau jame Grego knygą. Tas labai keičia gyvenimą. Dairomės po vieną iš vietų puošiančių miestą. Žiūrėsime dalis, kas skirtas Lietuvos nepriklausomybei. Dėl tai nepriklausomybei. Daugiau nepritrauksiu. Tvinkinėlis su lelijom. Turbūt visi tą vietą žino, čia buvo prie buvusios Rasos parduotuvės. Čia dabar matom muzikos mokyklą naujus akmenis, nieko čia būtų įdomaus. Ir šalia tos mokyklos, pievai, radau va tokių dalykų. Ir niekas nesuvalgo. Na, bet jeigu kas sugalvosite eiti žiūrėti, tai jau neberasite, aš jau būsiu turbūt suvalgęs. Prasuksim buvusio vaikų pasaulio teritoriją, ten toliau mato stadionas. Likę tik tai 4
šliaužyklės iš viso to, kas būta. Ir dar va klomba gėlių. Ir visas tortas. Na, aišku, užbaigus posakį miestas. Taip, kad nieko neliko, kas buvo. Ir biskį pasižiūrėsim į tą pusę, va tą, kas nuo kultūros rūmų vedantis į stadioną. Ir čia apsisuksim truputį, gaunasi bažnyčia, už kurios ten akmena. Toliau, 7-mečio buvusios gatvės namai matosi. Kultūros rūmai. Vėl namai. Ir čia dabar matosi kažkokia bagadėlinė atsiradusi. Neaišku, kas čia gyvena, kažkokie statybiniai reikalai. Aš noriu žinoti, kiek valandų. Mes sutikom močiutę, Bet aš nematau, gal jūs kurią reikia valandų, tuoj pažiūrėsim. Na, dar vienas šiapų išlikusio punktų. Ne iki galo, kaip sakyt, nukentėjusiu dar. Bet apsąmonavusiu. Labai ir tą mintį pagausi. Bet tai, ką matom, tai tą ir matom. Na, dabar galim matyti pirmąjį ir galbūt paskutinį fontaną akmenės, buvusi, dabar pavirtęs į gėlyną. Ten toliau iš gėlyno matosi čia apželdintas toks sklypelis mažosios architektūros. Išlikęs dar visai nesudarkytas. Dešiniai buvo ligoninė. Iš ligoninės pasidarė gyvenamas namas. Toks gan šikarnas. Neaišku, kiek čia tų būtų gavusi jam. Bet to gavusi toksai statinukas. Ir atrodo, kad kūrenasi, šildosi malkom. Nes mačiau vienoje vietoje rietuvė sukrauta. Dabar čia pamatysim buvusią ligoninę iš kito šono. Pasirodo, krūvos tų pastatų yra buvę. Jis man jau iš atminties išgaravo, kad jų čia tiek buvę. Bet faktas, kad jų daug. Koksame buitinių paslaugų centrą Jūza. Bet nekeista, kažkokie procesai vyksta. Kažkas dirba, suvykla kažkokia. Žodžiu, nemerdi, gyvoja. O čia pro miliciją pasisukus buvusi pirtis. Išlikęs autentiškas užrašas. Aišku, pirties jau čia nieko nėra. Bet jo, užrašiukas gyvas. Kitoje pusėje kažkokia tai parduotuvėlė, vitrina. Sutaisius. Na, tai kas gatvė matosi ir buvusi poliklinika, kiek suprantu, jaunimo kažkoks centras.